Skaitmeniniai pinigai. Visas pasaulis ruošiasi skaitmeniniams pinigams, o mes Lietuvoje ruošiamės? Ar mes esam pasiruošę, ar mes turim kriptopiniginės, kad mes galėtumėm, kada įves skaitmeninę valiutą, būti pasiruošę? Aš jų turiu bent kelias ir blockchainą turiu, todėl kad tai yra kai tik to, ko reikia žmogui, kad tą minutę, kada pakeis į skaitmeninę valiutą mūsų pinigėlius, kad turėčiau kom atsiskaityti. Kada sako, jums reikia namuose grinų turėti, taip, galimai reikia kažkiek tai turėti, gali būti iš sistemos išeis ir neveiks niekas, ir kortelės neveiks, nes tai bus kai tik pasirengimas skaitmeniniai valiutai. Neturėkite daug grinųjų pinigų, nes kai tik pajungs skaitmeninę valiutą, pajusite, kad tie pinigai, kurie pas jumis rankose, piniginėje, jie tiesiog virto popieriukais. Popieriukais, pečių kuriant, nežinau, netgi kam vaikam pažaisti galima bus duoti, arba į istoriją pasidėti, kad buvo kažkada tokie pinigai. Ir tai yra labai rimtai. Jūs galite šaipytis, jūs galite galvoti, kad aš čia nusišneku, bet stebint, kas vyksta pasaulyje, tai būtent tai ir ateina. Tai yra pirma. Kviečiu visus jumis išsaugoti savo pinigus į bendruomenę, kuri yra sukurta 13 metų atgal. Jinai ne šiaip savo buvo sukurta, jinai buvo sukurta žmogum, kuris matė, stebėjo į priekį daug žingsnių. Ir šiai dienai jisai stebi viskas, kas vyksta pasaulyje, vėlgi daug žingsnių į priekį. Taip, bendruomenėje yra nešami pinigai, savi, kiek atsineši, tiek ir turėsi. Tai yra 100%, bet bendruomenė padeda dar ir užsidirbti. Norite investuoti? Prašau, nenorite investuoti? Jūsų reikalas. Aš nekviečiu nei vieną, kad investuotumėte į mane. Į mane jūs neinvestuosite. Jūs investuosite į savo programėlę. Aš daug kartų jau rodžiau, kam įdomu, tiesiog pažiūrėkite mano video, kur aš nuspaudžiu mygtuką ir mano pinigai didėja. Be to yra infliacija. Infliacijos metu mano pinigai nenuvertėja. Jie yra tokie, kokie yra šiai dienai. Todėl, kad jie dirba kartu su infliacija. Jeigu po padušką pinigai tie, kurie guli, dega, tai šitie pinigai nedega. Jie kyla infliacijos laikotarpiu kartu. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip apsisaugoti nuo esamų situacijų pasaulyje šiai dienai. Patinka, rašot, galite skambinti, viršų yra telefonas. Nepatinka, galite praversti ir sakyti, kad niekas jums to nepasakojo. Bet paskui, kai jau tai bus nebeįmanoma daryti, o tai bus neįmanoma, kai bus skaitmeniniai pinigai, tada jau bus per vėlų. Kol yra galimybė, kreipkitės.